Tai kaipgi pas mus namuose atsirado kačiukas? Doros namuose. Tai iš tikrųjų vaikai išzyzė. Nes didžioji dukra sako linksmose pėdutėse, mama atvežė mažų kačiukų ir labai fainų ir važiuojam pažiūrėti. Sakau, nu bet taigi žinai, kad širdį po tos skaudės, kai nuvažiuosi. Jinai sako, ne, bus dar blogiau, sako, dar labiau širdis skaudės, jeigu mes nenuvažiuosim. Nu, ką, nu, teko nuvažiuoti. Teko nuvažiuoti į tą prieglaudą, aišku, pačiai spaudė širdį, kai pamačiau aš tus mažus katūnius. Buvo šitie du broliukai. Tokie žaismingi, tokie charizmatiški. Taip, jie gražiai žaidė. Va tokie du velniukai. O kitas buvo toks mažas, juodas, labai mažas. Juodas įsėdi, žiūri toks, kaip žaislinis. Ir mes išvažiavom iš tikrųjų iš tos prieglaudos. Ir aš kelias dienas, aš negalėjau pamiršti katinukų, įsivaizduojat, aš negalėjau, mane išėjo iš galvos, tie pilki du stovėjo akyse. Nu ir viskas, aš po kelių dienų, kalbu su vaikais, negaliu pamiršti iš tų katinų. Sakau, važiuojam dar kartą pasižiūrim, kurio iš tikrųjų kačiuko norim iš tų visų. Nu ir ką, nuvažiavome į prieglaudą šeštadienį, dar kartelį. Ir tie du pilki, kur buvo, liko vienas. Sakau, tai kur brolis? Ką tik išsivežė? Sako, jis liko vienas ir labai sielvartauja. Jam reikia kuo greičiau namų. Vėliau. Jam reikia kuo greičiau namų, vienu žodžiu, jeigu jūs norit, jūs įvežkitės. Bet tai sakau, pas jūs taigi yra labai ilga ceremonija, čia tie dokumentų pildymai, savininkė turi patvirtinti, nu, čia nėra taip, kad paprastai labai jie atiduotų, iš tikrųjų, jie labai atsirenka, kam atiduoti. Ne, mes pasitikim jumis, nes aš linksmose pėdutėse gimtadienį jau buvau su savininkė, kalbėjau, jie mane atsimena ir guoliu esu vežusi ne vieną kartą. Sako, jūs man patinkat ir savininkiai patinkat, jeigu norit, vežkitės. Sakau, Jėzus, mes net nepasiruošę, neturim nei kraiko dėžutės, nei maisto, nu, čia visiškai nieko, piekit. Tai nieko tokio, mes iki 5 dirbam, spėsit viską susipirkti. Nu gerai, taip ir vat, grįžo namo katūnis šitas Pūkis. Pūkis, nu, didžiausia buvo nuostaba Dorai, nes jinai yra medžioklinė ir ji vis dar dabar su savimi turi tvarkytis psichologiškai, nes jai įsijungia pulti, gaudyti kaip pelę kokią ar kažką, nežinau, žudyti. Ir ją vis reikia tramdyti ir priminti mažas, geras kačiukas, žodžiu, kaip su mažu vaiku. Tai jau po truputėlį jai yra geriau. Ir jau jie pradeda po truputį arčiau viens kito miegoti. Ramybės būsenai nebepuola jau, nu, vienu žodžiu, jau gerėja, šiltėja. Na, tu mažas pasiutęs, esi, tu toks pasiutęs. Nu, irgi jisai nemielas, nu, jau mažau. Va, kur tu esi, ne, va, kur dėsi, tu vėlinys, mano esi tu. Ir iš tikrųjų labai mielas kačiukas, visiškai žmogaus katinėlis. Nuo žmogaus nenulipa, visą laiką jam reikia būti šalia. Tik grįžt dėdė, ne, tik grįžt dėdė, kad tu velniai. Oi. Dėl ko dar šiek tiek nuogąstauju iš tikrųjų, nes turiu nedidelę alergiją katėms. Nu, jinai pasireiškia retai, bet truputį išlenda. Nu, turiu tokių laikytis taisyklių, paglostai, rankas nusiplauti, veido neliesti, žodžiu. Ir dar dukra irgi tokią pačią turi irgi. Kiek aš ant savęs jaučiu alergijos, lygiai taip pat ir dukra. Jeigu man stipriau, tai ir jai stipriau. Jeigu aš nebejaučiu ir ji nebejaučiu, tai labai įdomi, toks kaip persidodo lyg nuo manęs. Tai, žodžiu, įdomus dalykas, bet atradom vieną įdomų homeopatinį vaistą, tai jį išbandysiu ir papasakosiu, kaip sekėsi. Tai va tokia mūsų istorija.